Labas. Žinai, kad ESO stato išmanius skaitiklius ir tie nauji išmanus apskaitos skaitikliai turi galimybę perduoti duomenis apie tai, kaip jūs vartojate elektrą šią akimirką. Ir štai kaip atrodo tas ESO skaitiklis, kuriame yra tokia jungtis P1 ir prie tos P1 jungties gali prisijungti kiekvienas vartotojas. Taigi ypatingai tai svarbu pramonės įmonėm, atsinaujinančios energijos šaltiniuose, kad galima gauti informaciją apie tai, kiek jūs gaminate ir kiek vartojate šiuo metu iš ESO, kokie yra kiti parametrai, kaip reaktyvi galia, kaip dažnis, įtampos srovės ir panašiai. Ir visi šitie duomenys jums gali būti teikiami nemokamai. Taigi susiduriam dažnai su klausimu, o kaip tos duomenys integruoti į valdymo sistemas, į visokias monitoringo sistemas, į automatinius visokius algoritmus, kad reguliuotų kažką reaktyvę galią ar valdytų gamybą. Taigi mes sukūrėme tokį prietaisą, kuris vadinasi ConMod P1, nes šita jungtis ant skaitiklio vadinasi P1. Kadangi daug metų turime patirtį nuskaityti duomenis per DLMS ir kitus protokolus iš įvairių skaitiklių ir perduoti į visokias valdymo sistemas, į ESO, SCADAs ir panašiai. Todėl šitas įrenginys puikiai tinka visiems klientų poreikiam, kurie susiję būtent su duomenų nuskaitimu iš skaitiklių. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kaip taip įdiegti, tai labai paprasta. Jungiame štai šią jungtį į P1 jungtį skaitiklyje ir į tokią pačią jungtį mūsų Elsetos ConMode. Na ir štai, ir ką mes matom? Mes matome, kad užsidegė lemputės, daugiau nieko mes čia neprijungiame ir iš karto vyksta duomenų perdavimas iš skaitiklio. Ta geltona lemputė mirksinti reiškia, kad vyksta duomenų perdavimas. Duomenų perdavimas gali vykti kas minutę, kas 5 sekundės, kas 3 sekundės, taip kaip jums sukonfigūruos ESO. ESO tos duomenys pateikia papildomai užsakius paslaugą, jinai šiuo metu yra nemokama. ESO tinklalapyje, ESO paskyroje, manoeso.lt, užeinate į portalą, prisijungite savo paskyrą ir galite užsakyti paslaugą duomenų nuskaitimas iš skaitiklio. Taigi, ką mes turime šitame įrenginį? Šitas įrenginys yra labai paprastas, kaip matote, įkišus jau pajungus prie skaitiklio. Jeigu skaitiklyje užsakyta paslauga ir jinai įjungta, iš karto gauna maitinimą iš pačio skaitiklio ir tokiu būdu mes jau iš karto galime daiktą imti ir naudoti. Pirmiausia, jeigu norime naudoti jį per bevielį ryšį, mums reikia susikonfigūruoti Wi-Fi. Tam, kad susikonfigūruoti Wi-Fi, mes paimame savo išmanų telefoną, jame susirandame bevielį prieigos tašką, Wi-Fi Access Point, turėtų vadintis ConMod, ir prisijungę prie to ConMod įrenginio, iš karto iššoks mums langas su mūsų ConMod vartotojo sąsaja, būtent puslapio formatas, toksai matot. Ir čia mes galime nustatyti mūsų bevielės prieigos tašką. Jeigu mes turime savo bevielį ryšį gamykloje ar kažkokiam tai kitam objekte, mes galime prijungti jį prie bevielio access pointo. Taigi nustatome arba pasirenkame čia iš sąrašo access pointą, arba ranka įrašome jo pavadinimą, taip pat įvedam slaptažodį, išsaugom ir štai dabar jis persikrovęs, iš karto bando prisijungti prie to bevielio access point. Taigi, taip pat mes galime iš karto pažiūrėti duomenis, tai ką mes gauname iš skaitiklio. Ir čia matysite visus duomenis, ką skaitiklis šiuo metu atiduoda. Kai tik tai geltona lemputė ant skaitiklio mirktelna, iš karto tą pačią akimirką duomenys jau yra priimti. Kaip matote, šalia Wi-Fi P1 ir PAU yra dar RS485. Tai reiškia, kad mes galime duomenys taip pat iš šito prietaiso skaityti per RS485 sąsają. Įrenginys palaiko Modbus TCP, tai per Wi-Fi, ir Modbus RTU per RS485 sąsają. Taigi labai paprastai prijungiame du laidus A ir B ir mes jau galime skaityti duomenis
per Modbus sąsają. Šiaip įrenginį galima naudoti ir nekonfiguravus nieko, tiesiog jeigu mes skaitiklį tiesiog prijungiame ir eina duomenys, mes iš karto jį galime prisijungti RS485 sąsają. Pagal nutilėjimą greitis yra 9600 kilobitų ir iš karto mes galime su pirmu Slave ID iškart skaityti šito skaitiklio duomenys. Taigi registrų sąrašai yra visi pateikti LSETA Wiki tinklapyje, čia pamatysite nuorodą į tai. Ir taip pat, kas yra papildomai, tai kaip matote, mes turime čia dar Wi-Fi įjungti-išjungti galimybę. Tai kam tai yra skirta? Tai tokios aplikacijos, kuriuom labai svarbu sauga, arba jūs neturite bevėlios prieigos taškų, tai ir naudoja tik RS485, aš rekomenduoju išjungti bevėlį ryšį, tada bevėlis ryšys fiziškai bus išjungtas ir nieks negalės prie įrenginio prisijungti. Jeigu jūs naudojate bevėlį ryšį, tai sukonfiguravus bevėlį ryšį, jis automatiškai visą laiką jungsis prie jūsų prieigos taško ir bus vis tiek neprisiekiamas bet kam. Taip pat, kaip matote, yra reset mygtukas. Reset mygtuką, jeigu aš palaikau 5 sekundės, įrenginys automatiškai nusistato į gamyklinius nustatymus. Tai reiškia, prieigos taškai visi išvalomi, visi RS485 nustatymai ir įrenginys vėl kaip naujas. Taigi, antena, labai svarbus dalykas yra antena. Kadangi šitas keitiklis labai lengvai gali būti sumontuotas į elektros skydelį, kaip vieno unito automatinis jungiklis, todėl prisukus vidinę anteną, kurią mes komplektuojame su šito keitikliu, jūs galite turėti problemas su ryšiu, ypatingai jeigu tai yra metalinė dėžutė arba bevėlio ryšio prieigos taškas yra toli ir ryšys silpnas. Tokiu atveju rekomenduoju įsigyti papildomai bevėlio ryšio anteną, skirtą būtent Wi-Fi ryšiui 2,4 GHz su 2 metrų ar kažkokiu kitų laidų ir atitinkamų stiprinimų, kad užtikrintų pakankamą ryšio kokybę. Taigi įrenginys, kaip matot, lengvai montuojasi ant dimbėgio, lengvai pastatomas į bet kokį skydelį ar į automatikos skydą. Taip pat, jeigu skaitiklio tiekiamos elektros energijos nepakanka, kai kurie skaitikliai gali būti tiekia per mažai energijos, kad įrenginys maitintųsi, yra labai universalus maitinimo įėjimas, tai yra nuo 5 V iki 60 V DC, per kurį galite užmaitinti įrenginį ir naudotis juo taip. Netgi, pavyzdžiui, atjungus skaitiklį, vis tiek turėtumėt prieigą prie pačio įrenginio. Tai tiek. Tikiuosi bus naudingas saulės elektrinėse, vėjų parkuose, pramonės įmonėse naudoti kosinus phi, reaktyvios galios valdymui ar kitų parametrų tinkle stebėjimui tiesiai iš ESO skaitiklių ir neįrengiant kažkokių papildomų priemonių. Ačiū už dėmesį. Geros dienos.